Labas tau, mano draugė Rytis, ir vėl sveikinuosi su tavim iš kažkur pasauly. Ir aš anksčiau rūpindavaus tiek daug, kas bus rytoj, ką reikės daryti, ką reikės dirbti, kaip reikės sustvarkyti darbus, grįžus iš kažkur. Ir šiandien yra paskutinė diena Egipte. Mūsų Violeta ir nieko iš vis nesijaudinu. Ir esu pilnai čia, esu dabartį ir darau šitą įrašą tau. Yeah. Ir anksčiau rūpindavaus, ką reikės daryti grįžus, kaip reikės grįžti darbus, kaip reikės sustvarkyti viską. Ir mūsų viena yra užduotis, vienintelė užduotis šitam gyvenime, tai yra pilnai išnykti šitą momente, tai yra ištirpdyti savo asmenybę, ištirpdyti savo tai, kas jaučiam yra asmeniška, ištirpdyti tai ir panirti į patirtį, panirti į jausmą, panirti į ką aš dabar jaučiu šiame momente, kas vyksta. Vėjas pučia, bangos ošia, plaukai kedenasi, saulė šviečia, mašina važiuoja, paukštis skrenda, čiulba, pėdos stovi ant smėlio, ant žemės, siūbuoja šortai, liečia koją ir jaučiu, kaip laidas liečia kaklą, ir visa tai vyksta šiuo metu. Dabartį yra skirtingi potyriai, skirtingi patyrimai, skirtingi jausmai, kuriuos mes apimam per visus savo receptorius, matomus ir nematomus. Intuicija taip pat yra jausmas, mūsų vidiniai suvokimai, vidiniai potyriai, jie taip pat vyksta ir gera jausti visą tai. Ir tai yra mano užduotis būti įstrigusiu šiame momente be galimybės ištrūkti. Ir tiek daug visko vyksta, kai mes galvojam, kai mes planuojam, kai mes dėliojam mintis į ateitį, kurios dažniausiai vis tiek neveikia ir viskas būna visada kitaip. Kai mes dėliojam visą tai, mes tada neturim laiko, tiesiog neturim laiko susikoncentruoti ir susifokusuoti į tai, kas yra čia ir dabar. Ir dar vis veikia garsas, liuks. Yra vis pas mane kažkokia baimė, kad išsikraut gali šitas daikčiukas fainas, nes neaišku, kiek dar liko baterijos, bet atiduodam tai į Dievo rankas, turiu dar vieną, į ką pajungsiu. Žodžiu, tiek daug visko vyksta ir yra įprotis, tiesiog yra įprotis tai, kurti mintimis, kas bus toliau, ką aš veiksiu, kai kažkas pasibaigs, ką aš veiksiu grįžęs iš darbo, ką aš veiksiu, kai pavalgysiu, ką aš veiksiu rytoj vakare. Pas mus į retritus žmonės atvažiuoja, bet to yra jausmas galbūt padaryti ir Egipte retritą, jeigu įdomu, domina savaitę su mumis pabūti Egipte, slaptoj vietoj, nerti save, parašyk žinutės, kiek noriu, reit varom. Pas mus retrituose žmonės, kai atvažiuodom, sakydom, yra viena taisyklė. Neklaus, kas bus toliau. Pasitikėk mumis, pasitikėk programa, pasitikėk mūsų pajautimu ir daryk tik tai, kas yra duota dabar. Esam čia ir darom tik tai, kas yra čia. Ir jeigu esi žygy su nuostabiais kriokliais, kalnais, neapsakomais vaizdais, tu nenori galvoti, kas bus rytoj. Tu nori viską į save paimti, viską sugerti, save apkabinti ir žodžiu, iki pat paskutinio lašelio įsiurbti tai į save, ne? Tai tu nenori galvoti, kas bus po to, kažkada. Tu nori paimti, ką Dievas dabar duoda tau. Ir vienas komentaras rašė, ryt, kas tau yra Dievas. Tai Dievas yra tai, kas ateina į dabartį. Ir tai, kas plaka mano širdį dabar. Tai apsižvalgyk aplinkui, kas yra tavo pojūčiuose, patirtyje, duota tau dabar, tavo realybėj. Tai yra Dievas, tai yra tai, kas vyksta, tai yra tai, kas yra. Ir tai yra gyvybė, energija, kuri plaka mano širdį ir tavo širdį šiuo metu. Paklausyk, tik,
Aš neplaku savo širdies, o tu irgi tikriausiai neplaki savo širdies, kaip ir nevirškini savo maisto, kaip ir nestumdai kraujo per venas, kaip ir neaugini savo plaukų, nors kai neaugini visai geri jau užauga. Žodžiu, kai mes nedarom iš tų dalykų, yra energija, kuri pučia vėją, yra energija, kuri plaka mano širdį. Ar tai ta pati energija? Geras klausimas. Pafilosofuoti ir pagalvoti apie tai. Kiek yra energijų gyvenime, viena ar daugiau. Ir saulė, kuri šviečia, vėjas, kuris pučia, širdis, kuri plaka, ar tai tas pats, ar ne. Pažiūrėkim, kas nutiks. Tai šita žinutė apie tai, kad galima kurti fantazijas apie ateitį, galima eiti į praeities liūdėsi ir jeigu jisai iškyla, viskas ok su tuom, bet kas yra populiaru dabar, yra kuo daugiau išsikopti savo praeities skausmų ir tragedijų ir kuo daugiau skirti dėmesio tam ir neskirti dėmesio, kas dabar yra ir vėl. Ir jeigu mes einam, įsivaizduok duonas supjaustytą riekiamą, ne, ir šita duona, kurioje dabar esam, yra vidury. Tai paimam tą vieną riekę iš vidurio duonos ir tai yra tai, kas dabar vyksta. Visa kita į kairę pusę duona ir į dešinę pusę duona yra ne tai, kas dabar vyksta. Dėl to nevalgom svetimų duonų kairiai ir nevalgom svetimų duonų dešiniai. Tai yra skirta kitiems, sakykime, kitiem ateiviam, kitom būtybėm. Supyks, jeigu valgysi jo duoną. Mūsų duona yra centrinė, mūsų duona yra vidury. Dabar. Ir mes valgom tik ją. Ir mano duona dabar yra kurti šitą įrašą tau, bijoti ar neišsikraus mikrofonas, kada nors vis tiek pereisiu šitą baimę ir tapsiu geresniu žmogumi, ne? Yra toks jausmas, kad jeigu aš pereisiu daugiau baimių, daugiau savo skausmo praeities, tapsiu geresniu, tapsiu sąmoningesniu, tapsiu aukščiau negu dabar esu. Ir tada tu vis tiek esi tose žiurkio lenktynėse, kur kažkada ateityje aš tapsiu tobulu, kažkada ateityje aš tapsiu pakankamu, kažkada ateityje aš tapsiu sąmoningesniu negu dabar esu. Ir ką tau sako tai apie tave, tai sako tau, kad dabar yra lievai, dabar yra nepakankamai, dabar yra blogai. Ir tu, kurdamas tai, tikėdamas tuo, tu kuri šitą tiesą savo, tu manifestuoji šitą energiją savo, kad jeigu aš darysiu šitą praktiką, aš pasieksiu tai, ką aš noriu pasiekti, pabudimą, nušvitimą, vidinę laisvę. Jeigu aš darysiu tai, aš pasieksiu tai. Vadinasi, darydamas tai, aš tikiu istoriją ir kuriu savo realybę, kad dabar aš esu lievas ir nepakankamas ir tik padaręs 20 metų tą praktiką aš būsiu pakankamas. Ir taip kuriasi visas šitas žaidimas. Ir kai pastebi tai, tu nebenori to kurti. Tu nori ne tai, kad tikėti, tu nori žinoti, kad net jeigu aš ir nesuvokiu dabar to, net jeigu aš ir nesuprantu, net jeigu ir nejaučiu, aš noriu paimti šitą faktą, kad aš esu pilnas dabartyj, kad aš esu nušvitęs, aš esu pabudęs, kad aš esu tai, ko noriu būti gyvenime, tai aš esu dabarty. Kas jeigu aukščiausia tavo sąmonės forma yra priimti absoliučiai viską, ko nenori priimti dabarty. Ir būti tai, kas esi tu, ir būti tai, kas vyksta dabar. Kas jeigu tai yra pati aukščiausia forma. Besąlygiška meilė, ar girdėjote apie tai? Besąlygiška meilė, jeigu nori būti besąlygiška meilė, mano draugė, tai myli viską absoliučiai. Tai myli ir pyktį, tai myli ir liūdėsi, tai myli ir skausmą, tai myli ir tragediją, tai myli ir tavo demonus. Žmonės vadina tai demonais, bet tai yra angeliukai užsidėję kaukės, kad apgaut tave. Nėra jokių demonų, yra tik meilė, yra tik gerumas, yra tik Dievas, yra tik pasaulis, tik gyvybė, tik gyvenimas ir žmonių interpretacija apie tai. Tai kai kalbam apie gėrį ir blogį, viskas yra mūsų galvoj. Vienam žmogui tai bus gėris, kitam bus blogis, o kas yra iš tiesų? Iš tiesų tai yra nei gėris, nei blogis, tai yra žodžiai, konceptai. Iš tiesų tai yra tai, kas yra būtent
dabar, būtent tai, kas vyksta. Ir tai nėra nei gėris, nei blogis, nei aukšta, nei žema, nei pabudimas, nei nepabudimas. Tai yra tai, kas vyksta dabar, ką aš jaučiu dabar savo kūne. Plaukai kedenasi, saulė šviečia, stoviu ant smėlio, vėjas pučia, judina lentas kažkokias, medžio kamienas daužosi ir lapai juda ir debesis plaukia ir širdis lengva, krūtiniai ir gera jausti dabartį. Tai va taip mes gyvenam. Vienintelis klausimas, ką aš jaučiu dabar savo kūne, kas vyksta dabar mano kūne, kas vyksta dabartyje šią sekundę ir prarandi save, neri kaip nuo liepto į vandenį, neri kaip į bedugnę ir panyri tame jausme, ką jauti. Tai jeigu tu esi su savo drauge ar draugu santykiuose, tu nesi santykiuose keturiese, du kūnai ir du protai, nori būti dviese, dažniausiai žmonės draugauja keturiese. Ir jeigu dar atsineši savo projekcijų iš praeities ar apie savo tėvus ar dar ką nors, tai ten jau 11 jūsų santykyje draugauja. Tai tu santykyje nori būti dviese ir jeigu nori būti dviese, turi koncentruoti į savo kūną ir į savo partnerės kūną ir išeiti iš proto. Išeiti iš proto tiesioginė prasme. Pamiršt savo protą, pamiršt mintis, grąžinti savo dėmesį iš galvos į jausmą, į kūną ir į dabartį. Ir pažiūrėk, kas nutiks tada, kai tu apkabini žmogų ir kai tu jauti savo kūną, jauti savo virpėjimą, gal nedrąsumą, gal jauti kvėpavimą savo ir jauti kito žmogaus kūną, jauti gal jisai įsitempęs, gal nori stipriau kabinti, gal nori lengviau apkabinti, gal nori paglosti, tu jauti, tu esi čia. Ir jeigu pažiūrėsi žmonės, kurie sako, yra pabudę, nušvitę mokytojai, jie visi būna, tu jauti, kad jie yra čia, tu jauti, jų kūnas yra čia. Tai nėra, kad tu kažkur skraidai ar dar ką nors, tu esi čia, tu esi kūne, tu esi. Ir tai yra žinutė, tau šiandien labai daug žmonių yra atsiskyrę nuo savo kūno, atrodo, istorijose. Ne tai, kad blogai kažkas su tuo, bet tai yra būdas, kaip galima gyventi kitaip. Tai yra, kad tu savo dėmesį grąžini iš minčių ir istorijų ir kūrybos proto, tu grąžini į kūną, ką aš dabar jaučiu, kas vyksta dabar. Ir tiesiog paliesk save su pirštu ir tu esi čia. Ir tą akimirką, kai tu lieti save ir jauti prisilietimą, tą akimirką tu negalvoji ir tavo dėmesys yra kūne. Ir mano dabartis keičiasi, čia vaikšto kažkas, kažko ieško, darbuotojų ir prasideda dabar per mikrofoną musulmonų kaip mišios turbūt, kaip meldimasis, čia per radijas leidžiant viso kaimo maldas ir kiekvieną dieną po gal 3 kartus. Ir smagu tai patirti yra, nes mes su Violeta irgi kalbėjom, kai tu darai tai, kai tu darai tas praktikas, kai tu darai bent po 5 minutės kažką per dieną savo, ne su intencija, kad taptum geresniu ar taptum tobulesniu negu dabar esi, nes apsičiupinėk, tai yra pati aukščiausia tavo forma, dieviška, kokia tai gali būti dabar. Kodėl? Nes tai yra tik tai, kas yra dabar, daugiau nieko kito nėra. Dievas yra dabar, gyvenimas yra dabar ir jeigu tavo kūnas yra toks dabar ir jeigu tavo dabartis yra tokia dabar, vadinasi, tai yra pati aukščiausia gyvenimo forma, mano draugė, ir dėl to nėra kur keliauti. Tai kai turi šitą intenciją, tu gali žaisti su tuo ir tu gali daryti praktikas įvairias, gali daryti jausmų sesijas, gali daryti meditacijas, gali daryti maldas, ne dėl to, kad taptum kažkuo, ne dėl to, kad patobulint tai tave, bet dėl to, kad tiesiog gerai yra sustoti ir gerai yra savo dėmesį skirti tam, kas yra tai, ką jauti dabar. Ir kai darai daug darbų, pavyzdžiui, dabar dariau reklamas, mūsų savaitgaliui truputį atnaujinau puslapį, kai darai prie kompo dalykus,
tu esi kompe ir netiek jauti savo kūną ir tu esi kūryboje ir tai yra nuostabu. Bet šitie sustojimai labai gerai yra grąžinti savo dėmesį į kūną, į tai, ką jauti ir gerti gyvybę, gerti energiją, gerti šaltinį. Ir jisai nėra toks šaltas, tas šaltinis, mano draugė. Tai va, sakant taip, išnekėjau daug visko, vis dar veikia garsas. Ir parašyk kaip visada komentarą, ar patiko klausyti, pakvies draugus į mano YouTube, dėsiu šitos video, pradėjau į YouTube. Tai darom subscriberių, prenumeruok, jeigu žiūri YouTube, smagu tai yra, augam ir ten, tegu sklinda gerumas. Ir žinutė tau šiandien dar kartą, sugrąžink savo dėmesį atgal. Kad ir kur yra tavo dėmesys į tai, ką aš jaučiu dabartyje, savyje, savo kūne, giliai įkvėpk, iškvėpk. Ir žinai, kaip tu gali eiti gyvenimą arba uždaręs save nuo gyvenimo, arba lyg saugant save nuo gyvenimo, kad kas nors tave sužeis, galbūt yra koks nors prisiminimas, kaip buvai atviras ir tave skaudino kas nors, galbūt yra nesaugu, bet pabandyk bent 10 procentų, bent 5 procentais atvert savo kūną, atvert savo vidų, priimti daugiau, priimti to, kas vyksta dabar. Ir jeigu skauda tau dabar, jeigu kyla sunkių jausmų, jeigu kyla krūtiniai spaudimas ar akmuo koks nors, ar gerklė spaudžia, didžiausias gerumas, ką gali padaryti apie tai, tai yra nejudinti savo kūno ir pabūt su tuo. Nejudinti savo kūno ir pabūt su tuo. Ir jeigu tu pabūsi su tuo, tai pradės judėti, tai pradės keistis, galbūt ašaros atsiras kūne, galbūt koks nors virpėjimas ir ta energija išsivaikščios. Ta energija, įsivaizduok, nori grįžti namo į savo planetą, kaip aš sakau, ir jinai yra užstrigus tavo kūne ir tik mūsų neleidimas jausti neleidžia ją išeiti iš tavo kūno. Tai mes lyg apsaugodami save nuo jausmo ir neleisdami savo jausti jų, mes kaip tik gramzdinam save į sunkumą ir neleidžiam tam jausmui išeiti. Tai išeitis yra atverti savo kūną, skoncentruoti jausmą ir leisti tą energiją eiti per tave, eiti kaip traukiniui, per traukinių stotį ir tu leidi jam važiuoti per tave, leidi tam jausmui, tą energiją krūtiniai, pilve, gerklėje, leidi jai važiuoti per tave. Ir pravažiuoja jinai ir nieko nelieka kūne. Žmonės klausia mūsų, kaip mes neprisimam žmonių sunkių emocijų ar energijų po renginių, kai dirbam su tokiais egzorcizmais ir sunkiais jausmais žmonių, traumom, kaip nelieka nieko kūne, nes viskas yra atvira. Nes jeigu tu užspaudi ką nors, jeigu tu saugai ar bijai, tada tai sukuria blokas, sakykime, energetinį ir tada ta energija negali pratekėti. Tada kaip ant traukinio bėgio tu pastatai karvę ir tas traukinys turi sustoti, negali pravažiuoti per tą karvę arba turi nutrenkti karvę ir ištaško viskas. Žodžiu, nedėk jokių karvių ant savo bėgių ir atverk save, kiek išeina šiandien. Ir jeigu jauti, kad dar kažką laikai, dar kažką stabdai, kai jauti jausmus, ar kad ir patį orgazmą jauti, mylintis, kad ir kas tai yra energija nori vaikščioti per tave. Jeigu tu jauti, kad kažką laikai dar ar stabdai, ar yra kažkas ant bėgių, švelniai nori tai patraukti, švelniai nori tai padėti į šoną ir sakyti, saugu, aš pasitikiu, aš atveriu save, man nieko nenutiks, nėra didesnio jausmo už mane ir aš esu. Ir man nieko negali nutikti. Ir aš noriu pasitikėti šiandien. Ir net jeigu nepasitikiu dar, noriu vis tiek pasitikėti. Ir darant šitą veiksmą, aš pareiškiu, kad aš nuo šiandien pradedu pasitikėti ir pasitikiu tai, ką man atneša gyvenimas, Dievas, visata. Ir tai nėra priešai mūsų, tai nėra kažkas, su kuo mes turim kovoti, mes kaip tik norim atverti save tam ir tik mūsų užsidarimas, tik mūsų atskirumas nuo šaltinio
kuris nėra toks šaltas, jisai visai šiltas, nuo šaltinio, nuo kitų, nuo visų, tiesiog nuo pasaulio, nuo gyvūnų, nuo gamtos, mūsų atskirumas ir sukuria tą sunkumą. Ir mūsų susigrąžinimas, to susiliejimo, atverimas savęs ir įsileidimas ir pasitikėjimas, tai viskas sustato į vietas ir viskas grįžta į natūralumą ir viskas pradeda susitvarkyti, susidėlioti, čakros susitvarko, kaip ten sako kiti, ne? Nors neįsivaizduoju mano čakros, kur yra, aš jų net nematau. Yra jausmas krūtiniai, pilve, kažkur, bet nematau aš spalvotų, žalių, mėlynų kamolių čia. Bet sakant tai, aš jaučiu save, aš matau save, matau, kas vyksta dabar ir jaučiu, kaip stoviu ant kojų tvirtai, ant smėlio, basom kojom vaikštau jau beveik 2 savaitės. Vieną kartą tik užsidėjau batus, su Violeta ėjom į kalnus ir gera tai yra. Ir dabar keliausiu toliau, keliausiu į Lietuvą, daryti renginių. Ir jeigu būsi kada netoliese, užsuk į mūsų renginį savaitgalius arba sesiją sekmadieniais arba į akademiją, užsuk ten, vakarėlis ir ten mokom viso to, kaip būti čia, kaip jausti jausmus. Ne tai, kad pasikeisti, ne tai, kad tapti geresniu, kažkuo tobulesniu, bet numesti iliuziją, numesti, kas trukdo matyti tave, save iš tikrųjų ir kas trukdo matyti tikrą pasaulį. Ir ne taip, kaip pasaulyje jisai yra rodomas ir reklamuojamas, o tikrą pasaulį, mano draugė, kur tu gali jausti save, jausti kitą ir stovėti tvirtai ant kojų, žemėje, bet visiškai būti susiliejus su Dievu ir visata ir tada viskas auga natūraliai, taip kaip ir lemta. Taip kaip tavo likimas nori tave išreikšti. Tai kai tu visiškai atsiduodi vedimui ir dabarčiai, ir jausmui, gaunas taip, kad tu ir keliauji ir ten, kur labiausiai nori, ir keliauji ir ten, kur yra tavo likimas, ir tik tavo užsidarimas, tavo atskirumas, tavo baimė, gal baimė, sakykim, baimė eiti, baimė priimti, kas ateina, baimė jausti savo jausmus, tik jinai stabdo. Tai mes šiandien truputį vos atveriam tą baimę, išplečiam savo krūtinę, išplečiam savo rankas ir sakai, aš pasiruošus, net jeigu bijau, net jeigu sunku, net jeigu nesuprantu, noriu pokyčio, noriu išsilaisvinti, noriu pajausti save, noriu pajausti save be baimių ir be kaukių. Ir tebūnie, ir per amžius. Ačiū. Iki pasimatymo, parašyk komentarą, pasidalink su draugais ir pažiūrėkim, kas nutiks toliau mūsų kelioniai.